Ar pergalės atveju jūs irgi perrašinėsit istoriją? Vienoje laidoje minėjot, kad nugalėtojai tai daro jau tūkstančius metų. Tai aš beveik į tą pačią temą ir pakalbėjau, ar ne? Aš nuimsiu skraistę negalimo kalbėjimo. Kaip pavyzdys, pripažinom, kad istorijoje tai buvo, suvokiam, kad tuo metu, tuo laikmešiu, 1923 metais mums pasisekė, pavyko, mes okupavome Klaipėdos kraštą. Paskui mes suderinome, kad ir Vokietija pritartų, ir prancūzai pritartų, suderinom, sutvarkėm. Bet paskui 1938 metais, kai Hitleris mandagiai paprašė atiduokite tai, ką pavogėt, mes atidavėm Klaipėdos kraštą Vokietijai. Ir dar dabar, 2023 metais, Lietuvos nepriklausomos valstybės, Smetonos laikų valstybės, sutartis su hitlerinė Vokietija, kad Lietuva atsisako Klaipėdos krašto, yra galiojanti. Ji nėra denonsuota. Ji šiuo metu galiojanti. O Potsdamo sutarty nėra pasakyta, kad Klaipėdos kraštas atiduodamas Lietuvai. Tai mes nesutvarkom ir juridinių klausimų. Tai šitoj vietoj tai ne istorijos perrašymas, o tiesiog atidengimas istorijos. Baigiau.